rinkėjai yra debilai, didžiąją daugumą. Ne tik pakritikuoti, ne tik papeikti blogą valdžią. To visiškai neužtenka. Reikalingas reikalavimas, kad bloga valdžia trauktųsi nuo valdžios. Juk dabar melagių valdžia, vagių вальжа. Боятся они не столько за свои должности, потому что наготове всегда возможность убраться из страны, сколько за свои капиталы, за то, что люди, в конце концов, потребуют вернуть народную собственность. А это связано в первую очередь с пониманием не только, скажем, позиций Сталина или ленинских позиций или позиций нашей партии. Нет. Это связано с глубочайшими корнями самой российской жизни. Я могу сказать, что сегодня это горстка где-то около 2% населения. Главная их забота о своих доходах, о своей устойчивости и о том, чтобы не правительство, и уж не дай бог народ, не трогали их интересов и их капиталов. Yra diskriminacija, vieni piliečiai vienokie, kiti kitokie. Rinkėjai yra debilai, didžiąją daugumą. Vienu žodžiu, mes esame antraeiliai ar paskutiniaeiliai šitoj žemėje, nors ir esame piliečiai. Jūs visi ligoniai. Debilai. Taškas. 1, 2, 3. Nu, jie Gediminai parodė, ne, Lukjanovo tą ištrauką. Čia ne aš, ne tu, čia Lukjanovas, pirmas žmogus Tarybų sąjungoje. Prieš mirtį žmogus aiškiai, dar kartą mes jau rodėm, primenam, kad čia ne mano, ne Gedimino išmonės. Čia Lukjanovas pasakė, vienintelė galimybė paprastam žmogui susiorganizuoti, kaip susiorganizavo satanistai, kurie padarė perversmą, taip susiorganizuoti dabar paprastiems žmonėms ir atsiimti savo turtą. Viskas kitų kelių nėra. Atsiimti savo turtą, viskas yra suklastota, užgrobta neteisėtai, nusikalstamai, nesant jokiems pateisinamiesiems dokumentams, jokios jų ten civilkinos gramatos, visokies ofertos, niekas čia negalioja. Čia yra finansiniai dokumentai. Viskas, ką reikia daryti. Va žiūrėk, prie ko tas privedė. Tai buvo iš anksto numatyta. Parodyk dar kartą, ką šneka signataras Zigmas Vaišvilas, tas abidvi ištraukas. Yra diskriminacija, vieni piliečiai vienokie, kiti kitokie. Vienu žodžiu, mes esame antraeiliai ar paskutiniaeiliai šitoj žemėje, nors ir esame piliečiai. Jūs visi ligoniai. Iš kur atsirado tie kiti piliečiai ir tie tikrieji piliečiai, kurie liko, kaip jie iš anksto susitarė bendrai veikdami, nusikaltėliai nutarė visą liaudį permesti, privatizuoti visą valstybę, pasidaryti savo biznį, jo mokėti duoklę visokiem amerikiečių ir anglų velniams ir čia pakaraliauti. Jo. Atėmus iš visų kitų dokumentus ir padarius, išmetus, kaip sakant, ne tik iš valstybės, bet į sunaikinimą. Tai va, čia padarysim atskirą, Ukrainos pavyzdžiui, parodysim atskirų filmukų, detaliau šitą visą veiksmą. O dabar tik tais bendrai, kad viskas, jie užgrobė turtą, užgrobė mūsų visų teisės, užgrobė mūsų kaip savininkų teisę į žemę, į vardą, pasisavino, pasidarė padarė mūsų donorais, karočių batareikoms, jo, pasidarė savo mūsų sąskaitą, bendro liaudinio turto sąskaitą pasidarė savo aktyvus, savo tiem vadinamiems juridiniam asmenim, jo, nes komunistai čia, kada jie valdė tą, vadinkim, turėjo susiforminę visą dokumentaliją ant savęs tą žemę, teisės ten, į žemės valdymą, į kitų žmonių tą vardų valdymą jau turėjo. Tai jie turėjo perduoti kažkam, tai perdavė jie nekam kitam, kaip visokiems vadinamiems socialdemokratams ir konservatoriams, iš anksto paruoštiems tiems. Nu, ir dabar čia jų palikonis, čia iš anksto buvo paruošta šitą visą šutvykė, gerai organizuota, buvo pasiruošusi jau. Prieš daugelį metų, mes sakėm, prieš 10 metų jos jau mažiausiai pradėjo ruošti visam šitam perversmui. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad jie dabar nori, kad visas tas bendraliaudinis turtas, kuris yra jiems kaip įstatinis kapitalas jų tom firmom, kurios čia veikia, visokie kabutėse
valstybiniai organai, iš tikrųjų juridiniai asmenys, kurie yra užregistruoti visokiose Londonuose, Amerikos, jo neša pelną. Paprastas žmogus už tai nieko negauna. Viskas. Ir nesiruošia jam nieko duoti. Būtus leidžia, o tik plėšia, kad jis išvis nebeturėtų jokio ryšio su savo užgrobtų vardu. Sakėm, pagal gimimo akto įrašą. Viskas. Ką tai reiškia, ką žmogus turi daryti. Vienintelė galimybė, yra pasinaudoti Lukjanovo priešmirtinių patarimų, kad liaudis turi teisę pareikalauti. Viskas. Turtas niekieno čia buvo. Jų negali būti turtas tų vadinamų kabutėse valstybinių. Visa, ką šneka, nieko čia nebeklausyti, čia nebeaišku iš vis, kur jie čia kur prikaišio, ką pridarė. Viskas. Turi žmonės susiorganizuoti tam, kad atsiimti liaudės turtą. Viskas. Liaudės turtą atimti iš tų juridinių Kaip, asmenų. kokiais būdais? Vienintelis kelias dabar yra pakolkas, dar kartą kartoju, pakolkas. Vienintelis būdas - važiuoti teisti su taip vadinama Lietuvos Respublika, nes pateisinamųjų dokumentų jie neturi, aišku, jie ten bandys. O kur važiuoti nuo toliau? Nežinau, reikia važiuoti į Šveicariją, ten yra arbitražiniai teismai, yra viskas, jo, žmogus turi suprasti, kad kitų kelio pasi nebeliko, viskas, matei po vakarykščio, kada ten, kur aš to įmečiau, kur ta Zaborė apie žemę šneka, kad nuo sausio mėnesio pradeda pardavinėti žemę, kur mes įrodėm ten, kur tas Starkevičius ofertą paleido. Tai paleido, tai dabar tas... Žiūrėk, patarimų nedalinkim, čia žmonės kažką darys. Realiai, dėl to mes irgi tušiai nešnekėkim, ką reikia jiem daryti ir dar ten kažką tą prasme. Čia mano tokia nuomonė, nes niekas nei važiuos, nei teisis, visiems pohui yra visiškai. Ta prasme, mes tik tais parodom apie tai, kad yra pardavinėjama, tai ką mes kalbėjom, kad prapisom, ta prasme, žemę žmonės prapiso. Domėdamėsi, kur ten kažkas kažkur ten Seime nahui pasiuntė, ką žinai, ta prasme, apie tokius dalykus vaikščiai. Tai dabar yra labai gera proga, kada žmonės mato, kad jų žemė, jiegi sako... Nemato, turi prapist, Anatolijau, turi prapist žemę, tiesiog. Kad kai gaus, kai buvom video įmetę, kai bus šlagbaumas, blėt, ant gatvės, kai į miestą įvažiuoti negalės, kai iš miesto negalės išvažiuoti, tada, blėt, irgi net nemastys. Tada sėdės ir dėjos. Tegu prapisa. Aš sakau, tegu prapisa, nei mes agituojam. Aš neagituoju, ta prasme, važiuoti, ateistis kažkas. Prapiskit, būkit ubagais ir visa kita. Tai dabar žmonės gali parašyti laišką. Tiem šauliams, kurie čia dedasi, patriotais, dar kas ten dedasi. Tai kad eitų ir išsiaiškintų, kaip čia ta Lietuvo žemė, ką čia tada bereikia ginti. Tai nebelieka ką ginti, kam čia ginti kažkokią žemę, kuri yra kažkam tai parduota. Tai nesąmonė. Tai aš ir sakau, kad jeigu dabar, kurie dedasi patriotais, visokie šauliai, ten dar kažkas, tai neina, nesiaiškina su vietiniais velniais, ką jie čia krečia. Tai reiškia, jie tokie ir patriotai, jie ne jokie ne patriotai, o tos huntos, kaip vadinami tie šunys, žinai, paleisti, luoti ant žmonių ir tiek. O iš tikrųjų už savo tą 30 sidabrinių juduošiai dirba ant tų, vadinkim, velniublį. Ir viskas, ir visas jų patriotizmas. O tom ir baigėsi, suprantate, tai kad čia nebebūti daugiau, mes tą trumpai pasakėm, kad kitų kelių nėra ir čia viskas. Ir dabar, kas dar liečia su to Ukraina, tai sakau, atskirai padarysim, čia velniai žino, ką jie pribūrė su to Ukraina, į kokį bendrą katilą dar kartą įstumė mūsų. Ne mūsų aplamai Lietuvos. Girdai, tenais mes ruošiamės apie Jaltos konferenciją, apie Jaltos susitarimą, LTSR konstituciją, herbą, įstatymą ir visą kitą, bet mes čia dabar nugribavom visai į kitą. Ne, tai gerai, tai dabar žiūrėk, tai viskas dabar gerai, žiūrėk, kai tu sakai, kad ką čia daryti. Tai žiūrėk, ką turi žmogus žinoti, kad visą tą daryti, jis turi žinoti tos dalykus, paprastus dalykus, kad šitą žemę, Lietuvos žemę, pagal Jaltos konferenciją 45 metų vasario 11 dienos, čia yra tarybinė žemė. Tarybinė žemė ir Jaltos konferencijos nieks nepakeitė. Visa, ką jie čia šneka, daro, čia yra afiora, pasaulinio masto afiora. Jeigu žmogus laikosi savo tarybinės kilmės, jis supranta, kad yra tarybinės liaudis, kuri nugalėjo didžiajame tėvynės kare
palikuonis, vienas iš tos tarybinės liaudės nugalėtojos palikuonis ir stovi tvirtai ant šito fakto ir gali reikalauti ir savo teisių, ir savo aprūpinimo ir viską. Jeigu tik jis atsisako Jaltos konferencijos, patiki tais velniais, kai čia pradeda jie burtus leisti, kad čia mes kažko nepripažįstam, niekam neįdomu. Buvo susitarimas, jis ir yra, viskas, niekas jo atkeisti negali, bent jau iki 44 metų. Viskas, tai todėl žmogus, žinodamas šitą, vieną faktą, neįdomu, ką čia būrė komunistai ir kurie čia paskui kad norėjo paslėpti galus, organizavo tipo tą atskirimą po Baltijo, kad paslėpti galus jo visą tą vagystę, kur jau vyko po Stalino mirties ir čia tie dar 30 metų damušinėjo. Jo, vogė, tą kas išliko iš Tarybų sąjungos. Tai dabar tie bando paslėpti į elektroninę erdvę jau visus popierius. Tai viskas, kada šitą žinai, lieka kovoti iš principo, negali leisti, kad tu buvai savininkas, tave padarė kažkokiu vaikščiančią hologramą, aplamai, ne tave, aplamai, bet ką. Jeigu tu neturi to gero dokumento, nepriklausai jų tam planui, suprantate. Ir viskas, tokie dalykai. Ir nenori, žmogus turi susimastyti, kad jo anūkai, nei ten vaikai ateities nebeturi, jeigu yra paprasti žmogeliai. Savo žemė, priveš migrantų, ten žiūrėjau vakar tą laiką, sako, apie čia išvažiavo milijonas, čia migrantai dabar, gimstamumas mažas, apie kokią čia Lietuvą kalbą. Tai viskas, vienintelis dalykas sustabdyti visą tą mėšlą, o kito kelio nėra. Ir jeigu žmogus save laiko kažkokiu patriotu, jis turi judėti, jeigu nejuda, tai jam ir tiek ta Lietuvai tai reikalinga. Tokia trumpas būtų dalykas. O dėl Ukrainos, sakau, dar atskirai padarysim. Man tai pochui ta Ukraina visiškai. Ne, bet čia kažkaip prijungia prie mūsų, ne prie mūsų, aplamai prie Lietuvos, jie kažkaip prijungia labai gudriai. Nespėliokim, kai ateis Zelenskis šiandien pradės kažką šnekėti, tada galėsim daryti. O dabar, kad čia ten škurlius pasidžioja, man visiškai pabaraban. Čia kas, ką jungia, čia žinai, čia tas pats kaip domėtis, kad piderasai Seime kažkur tai spysasi tarpusavį, tai čia visiškai nekasu, ten gali vienas kitą, žinai, ir užmušti, man pabarabanu visiškai bus. Čia visiems bus naujiena kažkokia, man tai visiškai, ta prasme, neliečia. Ką jie ten jungia, kai faktai bus ant stalo, tada kai Paišvilą pasakysiu, faktai, dokumentai ant stalo, šnekučiai. Ne, tai tas ir yra, kad ten tas Vaišvilas, kuris ten rėkia, kad ten ant savo Molotovo, tas Molotovo paktas nėra jokio skirtumo. Tai kad nėra dokumentų, Anatolijau, kad ten ant savo. Nėra dokumentų. Tai aš suprantu, kad Kasparavičius aiškiai pasakė, Kasparavičius Algimantas istorikas, kad tas mažai, kad turi reikšmę turi Jaltos konferencija, kurios atkeisti neįmanoma. Pagal Jaltos konferenciją Lietuva priklauso Tarybų sąjungai. Čia neįdomu, blogai ar gerai, bet pats faktas viskas. Ir jeigu žmogus nesusigaudo, ką jam teikia tarybinio, vadinkim, žmogaus statusas, tai irgi kitas klausimas. Kam kas. Tai tu apie tai, ką mes čia prieš porą dienų aptarinėjom, nenori šiandien kalbėti, nebekalbėsim jau apie tai. Apie ką mes dar kalbėsim? Apie Jaltos konferenciją, čia tas 30 metų. Gerbų įstatymą, konstituciją. Nenoriu užsiminti nieko. Ne, tai tu čia jau įrodėjai apie tą konstituciją, apie vėliavą šią atskirų, tu padarėjai šiandien. Jaltos konferencija jie bandė panaikinti vasario 11 dienos konstitucinį įstatymą. Kodėl vasario 11 jie norėjo panaikinti, ta prasme, kodėl jie tą vasario 11 čia, tiksliau kovo 11, ne vasario? Ne, vasario. Referendumas 91 metų įvyko vasario 9 ir jie vasario 11 įvedė konstitucinį įstatymą. Būtent šitą konstitucinį įstatymą šito konstitucinio įstatymu jie norėjo parodyti, kad jie bando pagesinti Jaltos vasario 11. Kai būna tie kalendoriukai, sieniniai, ir ten parašo tarptautinę kokią nors dieną, tai čia turėtų realiai būti tipo vasario 11, turėtų būti tipo užkabinta Jaltos konferencija, ne? Bet jie dabar vietoj Jaltos konferencija rašo tuose sieninėse sodininko kalendoriukose, kad tenais yra referendumas, plebiscitas, tas tipo apklausa. Taip. Žmonės
atsisakė Jaltos konferencijos. Nu, Nu, išprotėję. Yeah. Todėl jie yra išprotėję, todėl jie yra nusikaltėliai padaryti, nes Jaltos konferencijos atsisakyti neįmanoma. Nu, panašiai taip jie subūrė, supranti. Bet tai čia tik jų burtai. Vis tiek, O ten ta 78 metų LTSR konstitucija balandžio 30 dienos. 20. 20, jo. Nu, jie priėmė tą konstituciją. Tai tenais, kad tu man... galioja iki 2008. Nu, 2008 metų, kaip tai yra susijęs su herbu. Nu, tai viskas, kol galiavo šitą konstituciją, jie negalėjo priimti gerbo etaloną. 90 metais jie priėmė gerbo įstatymą tokį Tišovą, bet ten nėra gerbo etalono. Viskas nėra, o gerbo etalonas atsiranda tik 2008 metais, balandžio 20 dieną. Čia mes kur irgi buvom ten apie tos gerbus. Jo, slapta naudoju LTSR gerbą, ten buvo trastai ir čia yra tokia makalinė, kad čia viskas vienintelis, sakau, ko reikia tarybiniam žmogui, jeigu dar supranta, kas supranta, nesupranta, kad teisiškai galima išvystyti tik per tarybinį žmogų, iš tikrųjų. Viskas. Kitų kelių čia iš vis nafik niekam nebėra, taip jeigu neįdomu tas, tai čia iš vis nebereikia dėl nieko net ir čia gilintis. Gyveni reik nafik. Čia mes kur sakėm, kad tas herbo etalonas atsirado, ne? Jo. Nu, čia rašo 90 balandžio 10 dieną, bet iš tikrųjų tas atsiranda 2008. 2008 metais. Nu, balandžio 20, kai baigė galioti. 30 metų, kai pasibaigė konstitucijos galiavimas, 78, tai buvo toks trastelis užleistas irgi. Nu, tai va, kai sakau, Gediminai, čia va tokios, čia gali žmonės. Tik čia kam būtų visą šitą informaciją, kad matyt visą apgaulę, kad dėl ko bandau tau įtikinti, kad Tarybų sąjunga griuvo, kad ten, jinai kaip? Jinai de jure nėra griuvus, jinai egzistuoja, viskas, jos negalima panaikinti, kaip negalima panaikinti LTSR, nes panaikinti LTSR, tai ant kokio tu čia pagrindo susikūrei ten to savo vadinamus juridinius asmenys, nu, ant kokio pagrindo tu čia... Tai čia kai praėjo 30 metų, ne, realiai nuo 7-8 metų, balandžio 20 iki 28 metų, balandžio... Nu, čia rašo balandžio 1 dieną, nu, įsigalioja balandžio 19 tipo, nu, tai ir gaunasi. Tai va, balandžio 19 suėjo lygiai 30 metų konstitucija ir nuo tos dienos įsigalioja. Jo. Lygiai dieną į dieną, supranti. Jo. Nu, tai va, tai čia ir sakau, kad čia va tokia ir yra, kad čia visą tą informaciją reikalinga tam, kad matyti, kad kaip apgaudinėjo, dėl ko apgaudinėjo, kad pamirštum savo tarybinį tą palikimą, kad negalėtum būti palikonis, kad į paveldą, į tą tarybinį vardą, į tarybinį turtą negalėtum pretenduoti. Nes jie vis tiek naudoja tik tai tarybinį tą visą sąskaitos, kur tarybų valdžia yra atidariusi. Ir jie negali pasisavinti, bet jie pasisavinti, jeigu niekas nepretenduos ten kažkiek metų, ir panašiai, supranti, ir nebeįdomu. Susikūr savo ten tavo nesąmonė, viskas. Čia jie moka doklę visokiems anglams amerikiečiams, kurie dengia čia tos administratorius. Bet tai čia jų problema. Jeigu žmonės išeis į tos vadinamus tarptautinius vandenis, tai nafik tos administratorius pas jūs sakys jūsų problema. Nesusitvarkėt, nepribūrėt, neužbūrėt, nepriklastojat, kaip reikia jūsų problema. Nu, tai žmonės dar turi žinot, kad teisiškai yra vis tiek šansas lygis per tarybinę sistemą. Kapanuotis, nors ir patys komunistai jau vogė, žinai, viską. Bet tai nėra skirtumų. Žemės kaip savininko, tų teisų negali pasisavinti, viskas. Taip jau, žinai. O kad pasakyti, kad tu čia pats atsisakei kažkokių teisų, kažkokių ten dar kažkas yra, nu, nesąmonė, visi supranta. Kaip tu, čia koks debilas turi būti, kad į savininko sutinki būti vergas. Vaikščianti hologramą elektroninę. Nu, nesąmonė, viskas, tai žmonės turi tai žinoti. Viskas. Ir nebereaguoti. Su paprasčiausiai nebereaguoti nieką, ką jie čia šnekami. Nebesutikti su jų siūlomos, visokiais nesąmonės. Nu, aš čia dar žmonėm ant ekrano kaip tik papildomai darodau, yra tokia knyga registrų centro išleista, nu, Gajaus institucija. Kuom yra susiję tas 30 metų, ta prasme. Tai
Vat yra amžiaus reikalavimas išlaisvinamam vergui buvo nustatytas lex alia sentia. Šis įstatymas nustatė, kad išlaisvinti jaunesni nei 30 metų vergai Romos piliečiais tampa tik tuomet, kai paleidžiami į laisvę monumisio vindicta būdu ir įrodžius tarnybai tinkamą išlaisvinimo pagrindą. Nu čia vat iš kur jie traukia, čia yra Cezariaus rašytos antram amžiui po Kristaus rašyti įstatymai ir jie tais įstatymais, Romos kurijos įstatymais vis dar tebesivadovauja, va taip va. Nu, tokia sąsaja su ta 30 metų, nes žmonės yra klausę, kodėl tas 30 metų. Tai dabar yra tokia prasme, iš kur tie vietinės padugnės buvę, tie patys tarybiniai komunistėliai, ten kaip deputatai, žinai, kurie apsivertė, dabar nori save įsiamžinti kaip kažkokiais tais ponais ten ar dar kokiais. Niekas jie ne ponai, jie išdavikai, padugnės ir satanistinis mėšlas. Ir net nereikia jos reaguoti. O žmonės jis galvoja, valdžia, vot nuo to jie ir tampo valdžia, kad čia žmonės galvoja, kad jie valdžia. Niekas, supranti, niekas tušia, viskas čia tarybinių žmonių žemė ir turtas ir jie niekas ir niekados bus niekas. Neįmanoma perversti, tik vat jeigu burtų pagalba priburė, fiziniam asmenim, o tada jo. O jeigu yra dar žmonės, kurie supranta ir nafik jų siunčia, nes jie niekas neturi jokių dokumentų, viskas yra suklastota, niekas nelenda, viskas grinai ant jėgos pozicijos laikus ir ant burtų. Viskas, nebeįdomu, supranti, tavo žemė, tavo taisyklės, tavo viskas. Siunti nafik, bet kokias nesąmonės, viskas. Grinai ant LTSR pagrindo pasistatė ir bando užburti. Tęstinumo jie neturi nuo jokios Lietuvos Respublikos, jie eina grinai iš LTSR pasiėmė turtą, suverenumo, viską, jie iš LTSR pasiėmė, o ne iš jokios ten, ką jie bando kalbėti, kad čia mes iš Smetoninės, ten kažkokios Respublikos, nieko panašaus, burtai ir nieko daugiau. Tai va tokia yra padėtis, kas nori, gali laikyti savo tarybinės, būtent vieno iš tarybinės liaudės, kaip nugalėtojas didžiajame tėvynės kare palikuonės ir reikalauti savo teisį, savo aprūpinimo, viskas. Neduoda nereikia, viešai pareiškia, visų rodai, filmuoji, dėdi YouTube'ą, demaskuoji padugnės, viskas, kad net nebūtų šansų, supranti, kad čia visi nutilėjo, visi prarijo ir visiems gerai. Nesvarbu, užgrubė, gerai, užgrubė, maladės, bet tai nereiškia, kad kažkas sutiko ir kažkas tai čia tipo tyli, žinai. Nieko panašaus, viskas va taip. Čia iš principo negalima nusileisti. Žinai, galim pasakyti, man neįdomu, ten pasitrauksiu panašiai, nieko panašaus, iš principo nereikia. Palikti, iš principo nereikia trauktis, iki galo demaskuoti, rodyti, visas klastuotis, rodyti, niekur nedingti. O tokie Gediminai būtų šiandien, Supratau. Ir viskas tada. Atrodo, palėtėm papildomai, kad ir trumpai, kad ir nukrypę nuo temos, apie ką mes norėjom kalbėti, bet ačiū Anatolijau, kad pasidavė į mano įtakai ir mes galėsim špargalkę mesti pečių prakurai. Už keiksmažodžius emocijas atsiprašom, bet mes suprantam, kad sausio 1 dieną ten tą vieną moteriškę čia, kur sakė, reikėsim mesti jos ten tą pasisakymą. Tai va, sausio 1 dieną prasidės išpardavinėjimai, valstybinė žemės, porceliavimas, aš čia žiūriu po valstybinį, netoli Žagarės parko gyvenu, tai aš matau, kaip 4 metai čia buvo pjaunamas miškas ir ten valstybinis salė tipo tas miškas, tai jau buvo nustoję kokį pusę metų vežti balkius, tai vakar žiūriu su tokiais halogenais naktį atvažiavo, tai spėjo damušinėję, žinai, jau visiškai arba į čipsus jau varo ten viską, kas beliko. Tai jau nenuostaba, žinai, čia panašiai kaip su to karantinu, realiai, ta prasme, iki to sausio 1 tiek ir čia liko ten porą savaičių, tai jau, ko gero, jau nuo šiandien sako, taip čia niekas nieko, šventės visą kitą, tai išsivešim ir viskas, žinai, kad jau
Gal jau įvyko tie pardavimai, girdi, tik tais nespėjo paskelbti, žinai. Dar nepaskelbė. Gal jau pardavė, dar nepaskelbė viešų pirkimų, bet jau laimėtojai po savo teritorijas vaikšto ir jau tvarkosi kaip šeimininkai. Ne, tai aišku, tas ir parodo faktas, kad jie tą bendrą liaudės turtą pasiėmė ir niekas nesiruošė jo grąžinti ir kad niekas net nepareikalautų, o tai yra daroma, kad žmogus pamirštų, kad jis tarybinis, kad čia jo turtas, kad iš viso jis pamirštų, leidžia burtus, leidžia visokias nesąmonės, jau čia meluoja, nu ir panašiai, kad tik žmogus nepareikalavo. Jie patys tai tikrai nesiruošė nieko grąžinti, nes viskas išvogta, sunaikinta ir jau pasiruošę būti ponais, o kitus daryti vergais, viskas. Toks pinigus jau užgrobė, sąskaitas užgrobė, turės ką sumokėti tiems vadinamiems policajams, kuriuos jie čia gins. Nu, tai va tokie, va panašiai, žinai. Ja. Gerai, Gediminai, все, давай. Gerai, tam kartui. Tai va, į šitą knygą, kurią man parekomendavo geras tu žmogus. Tai kurią parekomendavo tas žmogus, aš nuorodą, va čia, va, kai sakant, į archyvus interneto įmesiu apraše ir komentarę, savo komentarą, prasme, po šito video komentarą. Galėsit parsipūsti, pasiskaityti, realiai knyga nebloga, viso sąžiningai pasakysiu, neperskaičiau, bet kaip matom, kad, lygtais nėra išdarkyta, datin kažkas, tai, nes man kilo klausimas, toks įdomus, vat, kodėl registrų centras tik tais 2000 egzempliorių tos knygos padarė. 2000 egzempliorių. Na, įdomi, pavardė Marius Jonaitė. Každailis, dailininkas Každailis. Argi švedas. Tai va tokie. Čia du variantai, arba pinigus ploja, arba tiesiog savekam atsispausdino, ta prasme, bet turėjo duoti ir, ką. Tai va. Romėnų teisės vadovėlis. Sudaryti ir vertėjai iš lotynų, registrų centras. Ir knygą išspausdino pagal registrų centro užsakymą. Tai va tiek. Tam kartui gerai. Iki. Už keiksmažodžius, kai sakant, susierzinau, nes buvom špargalkės su Anatolijum pasidarę į nesilaikėm plano. Tiesiog, nes 3 dienas buvom atidėję visą tą dalyką, visoks nesąmonės įvykdavo, tai pas mane, tai pas Anatolijų ir karočiui. Tai va taip va. Toks kažkoks be kaukių video. Dėkui už paramą ir su ateinančiom šventėm nekabinkit vaikų ant eglutės. Tai čia dar toksai kaip papildomai. Anatolijus sako, dar reikėtų įmesti vieną tą, kad Kinijos ambasadoris Sin Dzimpino siųstas 23, ne? 23 metais balandžio mėnesį, kur atvarė ir Prancūzijoje pasakė, kad nei viena buvusi Tarybų sąjungos kabutėse, buvusi Tarybų sąjungos respublika neturi pateisinamųjų dokumentų, kada išėjo kažkokiu tai teisėtų ar neteisėtų būdu iš tos Tarybų sąjungos, ne? Šitą. Jo, kad ten suverenumą turi pilną, žinai, ten tokių nėra konkrečiai tarptautinių sutarčių. Nes čia, kad leidžia vietiniam, čia mes suverenai ar panašios, tas nesąmonės čia yra grynai vietiniam durinti ir kol durina priešė, žinai. Iš pradžio apgavo, 30 metų vagė, dabar reikia sunaikinti. Tas principas apgauti, apvogti, sunaikinti. Tai čia jie dėl to galbūt ir pykosi tam Seime, ta prasme, su tais kiniečiais, kur čia tie pusdarniai Landsbergis, kai užsienio reikalų ministrų buvo to apsišaukėlių, be įgaliojimų išgama toksai. Tai tada jis ten ir nutraukė santykius su Kinija. Tai jo, esmė yra viena, tai dar kartą kartojau, kad Kinai kaip ten vieni iš tos
Jungtinių tautų saugumo tarybos, jie supranta, kad Jaltos konferencijos taip paprastai neapeiti, čia yra, bet kokiu atveju tai yra tarptautinių santykių pamatas, sienų pamatas, čia nėra taip paprasta, kad čia kažkoks tai durnelis išėjo pašūkavo, žinai. Tai, kad nesvarbu, gali tu stotis į kokias nori organizacijas, supranti, jeigu vieni ten vagys aferistai pripažįsta kitus, nuo to netampa de jure, žinai, nu, kad čia taip yra iš tikrųjų. Tai va čia va toks ir dalykas yra. Nu čia Tai, galiu šiek tiek dar įsiterpti. davai. Nu, kaip pavyzdys, ta prasme, dėl tų respublikų, tarkim, naujų atsiradimo, ne, ir kodėl Kinija sako, kad išsitrinkit galvą, tipo. Tai čia lygiai tas pats, kaip ir dabar, vat, Putinas, nu, Rusijos federacija, pasiemus ten tą Luganską, Donetską, tipo, ar kaip ten, jo, DNR ir LNR, Lugansko Respublika ir Donecko Respublika, kur ten Putinas, tipo, pagal konstituciją, ar kaip ten sugalvojo dar prijungti tas apskritės, žinai, respublikas, tai kiniečiai jungtinėse tautose tiesiog pasisakė, sako, nu kas bus, sako, jeigu čia dabar kiekviena ne respublika, bet kiekviena tautinį identitetą bemananti teritorija, kažkoks administracinis vienetas pradės skelbti pas save referendumus ir pradės atsiskirinėti, sako, tai šičia mums dar vieną salę papildomai reikėtų pastatyti, kad į jungtinės tautų organizaciją galėtų, sako, nebe vos 200, ta prasme, žinai, ten tų atstovybių atstovaujančiųjų atvažiuoti, bet, sako, čia tūkstančiais pradės tų valstybių, sako, biški tvarka turi būti kažkokia, tipo, žinai. Nu, čia Xi Jinpingo, ta prasme, žodžiai, sako, dėl to Xi Jinpinas, tas Kinijos komunistų partijos lyderis, ir nepripažįsta, ta prasme, tos LNR ir DNR, tipo, žinai, kad tenais kažkokios respublikos, tipo, žinai, savarankiškos ar tenais suverenios. Tai čia lygiai tas pats ir su ta, žinai, Tarybų sąjunga, kad Lietuva, Latvija, ten Estija atsiskiria, žinai, sako, mes laisvi, žinai. Nu, kiniečiai taip žiūri, sako, nu, jūs mąstykit, kad jūs esat laisvi, dėl to čia ir siuntinėjo, ko gero, tos laiškus, kur sakė, tikėkime laisvę, žinai. Gali būti, žinai, dar sakau, bet čia bet kokiu atveju mes minėjom, kad 22 metais turėjo atkurti, kabutį tą valstybę, niekas nieko čia neatkūrė, jokių pasų negrąžino, išleido tą rinkimų kodeksą, konstitucinį įstatymą ir toliau sėkmingai turime visą. Nu, nieks nebenori. Tai nebus tik tais, kad liūdnai gali pasibaigti, žinai, su tokiais bairiais. Ne, nu tai tie, kas susigrobė ten 90-ais iš anksto pasiruošė, tos pasivyko savo dokumentus tikrus, susiformino viską, nu jiems ką, jie į užsienį pabėgs ar dar kur nors. Ne, nu tai jos gali pradėti gaudyti, supranti, ta prasme, žmonės su šakėm piknesni yra, negu kad mientas, žinai, už algą ir su automatu. O žmogus už dyką su šakė piktesnis tikrai yra jis ten, žinai. Tai tu turiu omeny, kaip ten tą Smetoną Amerikoje patvarkė, ne, tas, kuris pabėgo. Nežinau, ar jį patvarkė ten, bet... Nu jo, ten tipo sako, nunodėjo, ten dujom kažkokiam, tai... Galimas, tai pabėgti iš Lietuvos, nu, ten paskui patvarkė, nuvažiavę. Išteklių, žinai, pasliaudė atsiras, ta prasme, jeigu ne, tai burtais pasieksim, žinai. Gerai, davai. Nu, okei, tada. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. Looking for change, looking for pain. Pulling a mob, pushing a train. I'll never stop, stick to a lane. Pick up the pieces and go rearrange. I'll be the best above all the rest, put me to the test and expect nothing less, your check is I'm chess, what's happening next, yeah. He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson. He got a new engine from pain, it's a blessing, new focus, no guessing, just hold an obsession, all in his possession. You got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they drag the chains, you can say no, free me.
So he's been looking for somebody who could save him, instead of searching inside for what they gave him. A strong will, strong mind causes mayhem. We could change the world, change times, rearrange them. Staying on pace, running the race. Life is a chase, I don't want a place, I wanna be first. Work till it hurts, dehydrated thirst till I'm in a hearse. High ambitions in the right mind can take you so far. It's like you lived a few lifetimes. Take off, I'ma break off from the weak mind. Think and stay soft. You can change lives, you create thoughts, never waste time. You got one shot, you got one life. Better pop off. What do you like? Make a dream job. No 9-5, no mean boss. Just my life and free thoughts. You could try to play, but you're never gonna beat me. Look the other way, what I'm doing ain't easy. Bloody hands stained from the people who deceive me. Muddy hands break through the chains, go free me. People like sheep move feet, hurt it easy. You don't wanna be fast asleep when they see me. Better stand tall, ready for a fight, believe me. When they try to change, you can say no, free me.